truputį noriu biški dainos ir biški apie tai, jeigu turime tokią teoriją, kur dėl praktikos įrodyti būtų labai sunku, nes dažniausiai loginiai protai, kurie netiki Dievu, kurie netiki sielų gyvenimais, bet jie tiki materijoje sukurtų kažkokią struktūros valdymo, tai dažnai man būna toks noras klausimas, kai sako netikiu Dievu ir pomirtiniu gyvenimu, o tu žmogau tikrai įsitikinęs, kad tu turi ten smegenis. Va čia galvojau, gal tenais yra visai kažkas įdomus sutvėrimas. Tai va, tai tie, kurie netikė, tai aš juos atjaučiu, ateis momentas, bent jau prieš mirtį arba prieš sunkią ligą, jūs tikrai pradėsite tikėti į Dievą, jūs tikrai pradėsite jausti ryšį su subtiliaja energija ir suprasite, kad ne, yra dangus ir yra žemė, o mes esame tarp dangaus ir žemės laidininkai. Ir to turbūt paneigti jūs niekaip negalėtumėt. Na ir dabar turėjau tokį nuostabų įdomų pokalbį su viena augusia už save vyresnė moterimi ir su didesnė patirtimi, kuri peržiūrėjo mano kelis video, kurie labai patiko ir užkabino netgi kai kurie video, aišku, ten pradžia, kaip aš suprantu. Ir va, užkabino apie tai, kad yra sielų liga, kur aš ir ne vieną kartą per video ir sakau, kai mūsų siela serga mūsų fizinis kūnas. Tai tam, kad mūsų siela sveiktų fizinėme kūne, mes turime daug per gyvenimus sukauptą negatyvią informaciją. Mes turim sielą savo išgydyti. Ir būtent mes išgydome sielą, kai mes gimstame vėl į fizinį kūną, nulaužti baimės blokus, kompleksus, nulaužti išdavystės kodą ir begalės kitų tokių negatyvių charakterio savybių, kurias mes turime sukaupę, bet vienetai juos šalina. Tai va, ir iš tikrųjų yra, kai pasakė apie sielos vėžį, tarkim, ir yra depresija, tai yra sielos liga. Ir vat ką norėčiau pasakyti, aš suprantu, tai nuo vaikystės, kokiame mes mėšle gyvename, ir aš labai daug kartų esu galvojus apie mirtį ir esu net norėjus išeiti iš šito pasaulio savomis rankomis. Kodėl? Todėl, kad dorovingam, sąžiningam, atsakingam, dvasingam žmogui pritapti ir gyventi šitoje psichuškėje yra labai sunku, labai yra sunku. Tai jautrų žmonės ir linkę daugiau yra depresija, jautrų žmonės linkę būti į uždarumą, kaip ir menininkai, irgi yra jautrų žmonės, turintis tam tikrą gyslelę, turi tokį kažkokį jausmą su to ryšį su kitu subtiliuoju pasauliu. Tai va, ir tai, kad aš nesirgčiau vėžiu, kad mano siela, per 50 metų prikaupto viso šūdą, dabar vaikeliai, atlaikykite viską per mano video. Aš dar čia, žinokite, gražiai kalbu. Aš dar į asmeniškumus neinu. Todėl aš pasirinkus esu globaliai kalbėti, o asmeniškumus aš pasilieku, jeigu asmeniškai mane užsipultų ar kažką tai darytų, tada jau būtų taip
iš kairės, sako, į dešinę, arba su žodžiu nusiunti į ten tą Perų kalną, taip kad laikykitės. Mano video skirti ne laikus gauti, ne kad jūs čia sakytumėt ant piedestalo pastatyti, ar tenais graži ar negraži, man visiškai tai vienodai. Mano video skirti apvalyti sielos skausmą, gyvenant šitame gyvenime, užaugus ant skausmo, ant viso to melo. Praeitų gyvenimo įvykius, kai buvau nužudyta, sudeginta, parduota, išduota, įkalinta. Čia viską už tai. Todėl, norint klausyti mano video, turėkit kantrybės ir šūdo, nemalu. Galiu atrodyti, būti apsirengus su suknelė, galiu būti ir be suknelės. Mano video skirti kalbėti tik tiesą, ir tiesą, kokioje mes bletstvoje, kaip kekšės prostitutai. Gyvename, visi yra smagiai, gražiai edukuoti, bet kiekvienas vyras ar moteris daugmaž yra kekšės, prostitutai, piderasai, iškrypėliai, varguoliai, dvasios ubagai ir materijos, iliuzijos pasaulio vaikytojai. Va taip pat. Va. Tai va mano video yra išgydyti savo sielą ir prieš mirtį bent jau žinau, kad karočią išeisiu ir aš viską būsiu pasakysiu, nieko neįsinešiu. O jūs laikykite karočią, laikykit žuvį. O taip pat. Na dabar apie meilę. Laikas bėga per greitai, prieš tą kitą egzaminą, mirtį. Bet pasirinkom klaidas ir mūsų bangų nebebuoš jau niekad giedras dangus. Ačiū daryk, kai man skaudu. Tu nebe mano žmogus, man jau visko per daug, o tau vis tiek per mažai. Tai va tiek žinių, brangieji, kantrybės, kurie žiūrit mano video, ir savo užduokit iš tikrųjų gal klausimą, o kam jums žiūrėti mano video? Aš nepolitikuoju, aš ne geopolitikė, aš nekalbu iš viso apie istoriją. Aš kalbu apie mūsų būseną čia ir dabar, kas tu esi, žmogus ar parazitas. Ir jeigu nori gydyti savo dūšią, tau tinka šis mano kanalas. Jeigu tu galvoji, kad
nori ateiti ten įsivemti pas manęs po komentarais ar kažką tai, vemkite, bet visi viską darydami kitam mes darome savo. Vienu žodžiu, taip kad mano kanalas yra skirtas kiekvienai, prabudinti kiekvieną sielą ir valytis nuo viso šito mėšlo, nuo viso šito skausmo, nuo viso šitos baimės. Ir atsiminkim, nėra nei mirties, yra gyvenimas, kur, yra mirtis gyvenimas, yra viena medalio pusė, kur yra sielos gyvenimas ir yra fizinio kūno gyvenimas, sielų gyvenimas, fizinio kūno gyvenimas, kur mes ateiname čia visą susirinkti savo šiukšlės, visą tai, ką mes pridirbome čia žemėje, už viską atsiskaityti. Jeigu mes čia neturėtumėm skolų, čia mums nebebūtų prasmės nei gimti, mes gal būtumėm kokie nors Veneros planetoje ar dar kažkur tai. Bet tol, kol mes neištaisysime tas savo visas tiek savyje, tiek aplinkoje spragas, mes vis eisime, kartosime, o mūsų sielos pulios ir dauguma taip ir bus pasmerkti, utilizuoti, nes pasirinko vien tik tai materialų gyvenimą, pamirždami, kad jie yra iš tikrųjų sielos, jeigu jie yra sielos, jeigu jie nėra dirbtino fabriko surogatai, kaip iš to filmo Mir Dykava Zapada. Iki.